Mėnulio para lotosas. Tai viena subtiliausių ir harmoningiausių mėnulio ciklo parų. Lotoso energija kviečia sustoti, nurimti ir atsigręžti į save. Ši diena ne apie skubėjimą, kovą ar įtampą. Ji apie vidinę tylą, suvokimą ir gilesnį ryšį su savo jausmais. Būtent šiandien stipriau jaučiame intuiciją, ženklus, sapnus bei vidinius atsakymus. Gali aplankyti netikėta ramybė arba aiškesnis suvokimas, ko iš tiesų reikia tavo sielai. Puikus metas paleisti senas nuoskaudas ir sunkes mintis, vengti konfliktų bei nereikalingų ginčių, daugiau būti gamtoje, tyloje su savimi, tvarkyti namus ir aplinką su gera energija, medituoti, melstis, rašyti, mintis ar svajones, stebėti sapnus ir vidinius pojūčius. Šią dieną labai svarbu saugoti savo emocinę būseną. Viskas, kas leidžiame į aplinką, mintis, žodžiai ir emocijos, grįžta atgal daug stipriau. Todėl šiandien verta rinkti švelnumą, dėkingumą ir sąmoningumą. Sapnai pranašingi. Mėnuliui perėjus į jaučio ženklą stiprėja poreikis stabilumui, jaukumui, grožiai ir vidiniai ramybei. Norėsis lėtesnio tempo, gamtos, skanaus maisto, tylos ir saugumo jausmo. Penktadienį valdo Venera, tai meilės, harmonijos, grožio ir moteriškos energijos planeta. Todėl ši diena ypač tinkama rūpintis savimi, puoselėti santykius, kurti grožį aplinkoje ir skleisti meilę. Spalvos rožinė, balta, žalsva, pasteliniai atspalviai. Šiandien nereikia skubėti. Leisk sau sulėtėti, giliau įkvėpti ir pajusti, kur gyvena tavo vidinė ramybė. Gražios dienos.